Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, tikrai džiaugiuosi čia būdamas tarp tokios intelektualios publikos, nemažai matytų veidų, mokslo atstovo. Tai iš tikrųjų patiko profesorės tikrai pristatymas ir aš irgi pritarčiau, kad vis dėlto reikia daugiau dirbti per tą mokslo pusę, nes vis dėlto tam ir yra mokslininkai, kurie pamato kitom akim ir su mažiau tos emocijos, arba ta emocija turėtų būti integruota per mokslą ir tikrai patiko. Taigi, o kiek kainuoja tas žaliasis kursas ūkininkams? Aišku, pradėjau ruošti pristatymą, braukiau, dėliojau, skaičiavau, galvoju, kuo daugiau skaičių, tuo bus ta prezentacija mažiau įdomi. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad Wageningeno universitetas, mokslininkai jau 20-21 metais suskaičiavo, parodė, kiek kainuos tas žaliasis kursas. Niekas netikėjo, visi sakė, čia bus katastrofa, jeigu iš tikrųjų taip nutiks. Čia tie skaičiavimai netikslus, bet dėja universitetas yra labai kompetentingas ir panašu, kad tie skaičiavimai juda link tos realybės. Ir iš principo nelabai daugiau aš ką bet turiu ką skaičiuoti, nes labai aiškiai buvo pasakyta, kad produkcijos gamyba mažės, ūkininkų pajamos mažės, maisto kainų augimas didės, bet žiūrint į tuos maisto kainų augimą 10-13%, jis čia tikrai apsiskaičiavo, nes tas augimas yra šiai dienai, lyginant 6 metai atgal ir dabar jis yra didesnis, tai netgi dar ir per daug tos skaičius švelnius parodė, bet toliau grįžkim į Lietuvą ir paėmiau tokį paprastą klasikinį pavyzdį. 150 hektarų augalininkystės ūkis. Kodėl būtent toks dydis? Todėl, kad yra iš principo šeimos nedidelis ūkis, kur įmanoma dirbti be samdomų darbuotojų. Pagrindinis vienas ūkio šeimininkas, kažkas iš šeimos narių prideda ranką, gal kaimynas, bet iš principo tai yra toks ūkis, kur įmanoma išsiversti be samdomų darbuotojų, visiškai šeima, kuri pragyveno ir tiesiog padėliojau sąnaudas. Trąšos, augalų apsauga, technikos amortizacija, kuras, biurokratija, papildomi aplinkosauginiai reikalavimai. Ir kolegos, matau, yra ūkininkų, žiūri, kraipo galvas ir galvoja, nu čia kažkas ne taip iš tikrųjų. 41 000, čia daug kažko trūksta. Deja, čia yra ne sąnaudos, čia yra padidėjusios sąnaudos lyginant su 20 metais. Čia yra sąnaudų padidėjimas. Įsivaizduokit, šeimos ūkiui, būtent tokiam, kuris neturi samdomų darbuotojų, 41 500 arba hektarų, tai yra padidėjusios lyginant su 20 metais. Ir aš įtraukiu tik tuos skaičius, kurie susiję su žaliuoju kursu. Čia nėra imta žemės nuomos, darbuotojai, kitos sąnaudos, kurios nesusijusios gal tiesiogiai su žaliuoju kursu. Aš paėmiau tik tai sąnaudas, tos, kurias galima išverkti būtent žaliojo kurso kainą. Toliau, iš kur dabar tie tokie skirtumai, ar tikrai tos trąšos būtent dėl žaliojo kurso? Turim CBAM, taršos leidimai, aukštesnė emisijų standartai, su augalų apsauga irgi tas pats. Ir su visais kitais, kur pasižiūrėsim, visur tai liečia vienaip ar kitaip ir kai kurie tiesiog labai tiesiogiai, ypač kas liečia trąšos, kuras, tai yra labai tiesiogiai papildomi aplinkosauginiai reikalavimai, kas tai yra įvairiausių pagriuvių, kraštovaizdžio elementų priežiūra, kur kainuoja būtent tam šeimos ūkiam. Ir kaip mokslas irgi pasakojo, taip tos iškirstos pušys, ar jos būtų palikusios ir neiškirstos, ar būtų kainavę kažkam gyventojam šeimos ūkiam, tikriausiai ne, gal tos pušys ir galėjo būti. Bet čia mes turim tiesiogiai, kada šeimos tą patiria. Ir ką daryti dabar tom šeimom, tokiom kaip pavyzdys čia. Tai aišku, žinau, daug kas gali kartuoti, sakyti, bet žiūrėkit, čia yra infliacija, geopolitika, neramumai pasaulyje ir taip toliau. Čia gal per daug dideli skaičiai išpūsti. Taip, galim tos skaičius braukti, galim sakyti, kad gal jie yra mažesni, nes daug yra dedamųjų, kintamųjų, turėtų tikriausiai mokslas tiksliai skaičiuoti. Bet tada žiūrėkit, aš neskaičiuoju niekur gamybos praradimų, o jų yra, nes tiesiog trąšų naudojimas apribotas, veiklių medžiagų mažėja, gamyba tam tikrose vietose traukiasi, tai klausimas tada, mes galim per pusę braukti žaliojo kurso būtent sprendimų kainą, bet
jeigu įvertint gamybą, tai mes galim vėl grįžti prie lygiai to pačio skaičiaus, o gal netgi ir didesnio, nes čia tikriausiai turėtų dar kartą mokslininkai perskaičiuoti, peržiūrėti jau dabar, kiek kainuoja ir įvertinti tuos skaičius labai tiksliai. Kiekvieno ūkio situacija yra unikali. O kiek tai kainuoja Lietuvai, jeigu mes žiūrėkim būtent per tą žemės ūkio prizmę, kiek turim pasėlių deklaruota, kiek yra 1 hektaro padidėjimas, tai iš principo kiekvienais metais apie 800 milijonų eurų. Vėl galima tos skaičius paneigti, galima braukti, dauginti, dalinti, bet žiūrėkit, ar tai būtų 400 milijonų, ar tai būtų 200 milijonų, ar tai būtų 100 milijonų. Iš principo, kad žalesis kursas žemės ūkiui kainuoja milžiniškus pinigus, milžiniškas sumas. Ir kaip bebūtų, tai gula tiesiogiai ant būtent gamintojo pečių. Ir kaip man patiko europarlamentarui komentaras, negali viskas gulti ant gamintojo pečių. Vartotojas irgi turi prie to prisidėti. Tai gal tada klausimas, gal mes ant to duonos kepalo etiketės užrašykim, kiek kainuoja aplinkosauginiai mokesčiai, kiek CO2 dedamoji, kodėl kainų nėra. Kaip pasikeistų visuomenės požiūris, jeigu mes tenai turėtumėm. Mes dabar šiai dienai viską tempiam ant savo pečių. Tai tie skaičiai čia tiesiog yra apytiksliai, bet kaip sakiau, ar tai 400 ar 200, tai yra milžiniškos sumos ir tiesiogiai kainuoja šeimom. Toliau, bet gali man sakyti, bet žiūrėk, mes gal vertę padidinam, mes gal kažką parduodam geriau, brangiau ir taip toliau. Kviečių kainų statistika. 2016 metais 180, 20 180, šiai dienai kviečių kaina 180. Tai kur ta vertė? Kur kviečių vertė, padidėjimas? Kolegos panaudota frazė Audriaus. Kai mes kalbam apie vertę, kokią vertę mes galim sukurti šitai būtent košiai? Grikių košiai. Tiesiog nuimtas grikių derlius ir tiesiog padėtas ant stalo. Tai yra eilinė košė. Apie kokią mes vertę? Nes mes, kai kalbam apie žalią kursą, kada politikai bando pasakoti, kaip yra svarbu kurti vertę didesnę, kokią galim sukurti šitai košiai vertę. Ar tikrai, turėdami tokias sistemas kaip apyvartinių taršos leidimų sistema, atsiras antra dalis apyvartinių taršos leidimą, dar paminėjau labai svarbu Vytenis dalyką, kad ES vis dar esam eksportuotojai. Vis dar esam eksportuotojai. Bet su savo taršos leidimų sistemom mes nebebūsime eksportuotojai. Mes užsidarysime viduje. Ir kas mokės tiem biurokratam? Pavyzdžiui, tos pačios trąšos. Iki šiol dar buvo galimybė jas pardavinėti į trečiasias šalis. Ir netgi ta pati mūsų lietuviško kapitalo įmonė sugebėdavo parduoti trečiasias šalis trąšas. Bet su tokia apyvartinių taršos leidimų sistema, arba kai jų iš vis neliks, kai reikės mokėti pilną mokestį, mes užsidarysime visiškai rinkoje ir mes nieko neeksportuosime. Lygiai tas pats su maistu. Lygiai tas pats niekas nenorės tų brangių automobilių į trečiąsias šalis. Tiesiog ta ES tikėtina taps tik tai vidaus vartojimu. Taigi, ką mes galim suteikti tą grikių košį, kokią vertę? Kitas dalykas. Šiais metais jau turėsime naują atidarytą gamyklą rapso perdirbime. Ir mes turėsime tokius pajėgumus, kad Lietuvoje bus galima perdirbti visą užaugintą rapsą. Bet kur problema? Mes to rapso nebepatieksime. Kiekvienais metais rapsų derlius mažėja, nes mažėja augalų apsaugos priemonių. Mes turėsime gamyklas, bet mes nesugebėsime jas patiekti žaliavos. Tai kam tos investicijos milžiniškos? Taigi, galvojant apie apskritai žaliojo kurso kainą, tikrai turi skaičiuoti, kiekvienais metais perskaičiuoti, turi dalyvauti mokslas ir dar kartą pasisakom, kad tos šeimos neturi dėl to kentėti. Mes turim gamtą rūpintis, mes turim ją saugoti, mes nesam prie žaliojo kursą, bet kol kas politikų ambicijos yra nepamatuotos ir mokslas nespėja jų pasivyti. Tiesiog nepasivyti. Apie dizelino uždraudimą traktoriuose. Neturim elektrinių traktorių, neturim, dėja, kol kas ne. Taigi ačiū už mano pristatymas toks.